Jei galėtum turėti flagmaną už biudžetinio telefono kainą, ar pasinaudotum šią progą? Ką pasakytum apie išmanųjį telefoną, kuris atrodo ir veikia kaip premium klasės modelis, tačiau kainuoja dvigubai mažiau? Jeigu šios mintis tave sudomina, tuomet šis video kaip tik tau. Sveiki sugrįžę, aš esu Viktorija ir mes šiemet jau aptarėme S25 modelių seriją. Dabar pažiūrėsime naujausią Samsung biudžetui draugišką išmanųjį telefoną A56. Aptarsime, kaip jis veikia ir ar jis tinkamas jums. Pradėkime nuo dizaino. A56 atrodo stilingas ir gražus. Jis turi labai nuoseklią išvaizdą ir jausmą panašų į kitus Samsung flagmanus. Yra keletas dalykų, kurie išskiria jį nuo flagmano, bet vėlgi už jį nemokate flagmano kainos. Telefonas turi gražų 6.7 colio AMOLED ekraną su kamera viršuje ir 120 Hz ekraną, nors jis gali būti netoks dinamiškas kaip S25. Taip pat yra HDR ekranas. Ant nugarėlės rasite trigubą kamerų sistemą su plataus kampo, ultraplataus kampo ir makro objektyvais. Nėra telefoto objektyvo, tačiau turite Type-C prievadą ir stereo garsiakalbius. Su A56 nenaudojamas Snapdragon lustas, bet vietoje jo Samsung naudoja savo Exynos, kuris turėtų būti greitas. Tai yra 8 branduolių lustas, o Samsung suteikia 8 GB RAM ir 256 GB atminties. Deja, nėra galimybės papildomai atminties korteliai. Kalbant apie bateriją, A56 yra laimėtojas, nes turi geresnę bateriją lyginant su S25 pagrindiniu modeliu. A56 taip pat palaiko greitesnį įkrovimą. 45 W laidinį įkrovimą, tuo tarpu S25 turi tik 25 W. Tačiau A56 neturi belaidžio įkrovimo. A56 turi 6.7 colio AMOLED ekraną, tas pats dydis kaip S25+. Jis turi Full HD+ raišką su 120 Hz ir HDR+ palaikymu. Ekranas atrodo nuostabiai, jaučiasi sklandžiai ir yra apsaugotas Gorilla Glass Victus Plus tiek priekyje, tiek gale. Metalinis rėmas ant šonų taip pat atrodo gražiai sušlifuota metalo apdaila, todėl telefonas atrodo labai stilingai. Kalbant apie kameras, A56 turi 50 megapikselių pagrindinę kamerą, kuri daro puikias nuotraukas, panašias į flagmanus. Kadangi jis naudoja tą pačią programinę įrangą, tikimės, kad jis gaus tokią pačią vaizdo apdorojimo ir tobulinimo funkciją kaip ir brangesni modeliai. Taip pat yra 12 megapikselių ultraplatus objektyvas ir 5 megapikselių makro objektyvas, kuris nėra pasiekiamas S25 pagrindinėme modelyje. Vienas dalykas, ko trūksta A56, tai telefoto objektyvas, tačiau galite tiesiog žengti kelias žingsnius į priekį, jog pasiektumėte norimą kadrą, vietoje to, kad naudotumėte priartinimą. Priekyje yra 12 megapikselių selfie kamera, su kuria galėtumėte padaryti nuostabių asmenukių. Šis telefonas taip pat turi IP67 apsaugą nuo dulkių ir vandens. Tai reiškia, jog jis atsparus vandens purslams ir prakaitui, tačiau jo negalima panardinti į vandenį. Be to yra įmontuotas pirštų antspaudų jutiklis po ekranu, 5G palaikymas, bet nėra ausinių lizdo. Geros naujienos, kad A56 siūlo programinės įrangos patirtį panašią į Samsung flagmanų. Gaunate naujausią One UI 7, o Samsung žada 6 metų saugumo atnaujinimus ir OS versijų atnaujinimus. Šis telefonas tikrai tarnaus ilgai. Video apačioje rasite nuorodą telefonui mūsų internetinėje svetainėje. Jeigu apžvalga buvo įdomi, spausk like ir prenumeruok Mobili prekyba ateities apžvalgoms. Ačiū ir iki kito karto.